Lietuva yra išskirtinė valstybė ir mūsų užsienio reikalų ministras Gabrielius Landsbergis tik tai neseniai visai prisiminė, kad 1991 metais Lietuva tarptautinėje sutartyje pasirašytoje su Kinija pripažįsta vienos Kinijos politiką. Tai yra, Lietuva nepripažįsta, kad Taivanas yra atskira valstybė. Vadinasi, sprendimas, kuriuo buvo atidaryta Taivano atstovybė vienintelėje Europos šalyje, buvo nesilaikant šios tarptautinės sutarties. Bet staiga ministras praregėjo, išgirdo mano ir kitų kritiką ir nutarė, kad Lietuvai būtina laikytis tarptautinių sutarčių. Jau seniau buvau iškėlęs aiškiai klausimą, ar ministras ketina atšaukti vieną Kiniją pripažįstančią tarptautinę sutartį. Tai kaip matom, atsakymas, kad vis tik tai pasitarus su Jungtinėmis Amerikos valstijomis, kur jų prezidentas Bidenas susitiko su Kinijos prezidentu Xi Jinpingu, įvyko praregėjimas. Bet kiek tas praregėjimas kainavo mūsų valstybei, Lietuvai? Ir noriu pasakyti truputėlį statistikos, kad išsivaizduotumėt, kokia situacija. Tai pavyzdžiui, Taivano tiesioginės investicijos Lietuvoje 22 metais siekė vos 0,14 milijonų eurų. 100 vieta pagal tiesioginių investicijų dydį. Kinijos daug sykių didesnės siekia 10 milijonų. Kinijos importo svarba siekia 1,99 milijardo eurų, beveik 2 milijardai eurų Kinijos yra importas į mūsų valstybę. Tai akivaizdu, kad šioje vietoje Taivanas vėlgi negali niekaip rungtyniauti ir konkuruoti su Kinija, nes jų importas vos 140 milijonų. Manau, kad matant šitus skaičius yra akivaizdu, kad Lietuvos priimtas sprendimas, kai jinai vienintelė iš visų Europos valstybių nutarė susipykti su Kinija, kai kitų šalių lyderiai, tokie kaip Olafas Šolcas Vokietijos, kaip Emmanuelis Macronas Prancūzijos, kaip Europos komisijos pirmininkė Ursula von der Leyen, vyko į Kiniją tartis dėl ekonominių ir politinių ryšių vystymo. Tai ar gali tokia maža valstybė kaip Lietuva vadovautis tokia žalinga politika, kuri kenkia visai šalies ekonomikai, pramoniai, kriziniais laikais, kada visos valstybės išgyvena labai sudėtingą geopolitinę ir ekonominę krizę? Tai aš manau, kad po tokios nenuoseklios politikos užsienio reikalų ministras Gabrielius Landsbergis turėtų atsistatydinti, nes negalima praėjus metams demonstruoti 180 laipsnių pasikeitimą ir staiga Taivaną mesti per bortą ir prisiminti, kad Lietuvai galioja tarptautinės sutartys. Galiausiai Kinija kaip valstybė visą laiką prisimena, kadangi jų kultūrinė specifika, civilizacinė specifika yra tokia, 10 metų tokį elgesį, kokį atliko mūsų Lietuvos valdžia. Vadinasi, mūsų šalies įmonėms, mūsų šalies gyventojams ir piliečiams teks kentėti bent 10 metį šito pasekmes veiksmo, kurį atliko dabartinė vyriausybė ir jos užsienio reikalų ministras Landsbergis. Tai aš keliu klausimą, ar pakaks ministrui tiek pat drąsos praregėti ir atsistatydinti iš užsienio reikalų ministro posto? Nes toks ministras, kuris yra nekompetentingas, kuris blaškosi, kuris nesilaiko tarptautinių sutarčių, jis negali eiti savo pareigų ir jisai privalo trauktis, nes taip būtų kiekvienoje demokratinėje valstybėje. Dėkui.